Mūsų laida grįžta į pajūrį, kur prasidėjęs pavasaris žymės ir naują jau realių darbų etapą. Artimiausiomis savaitėmis laukiama to, kas žymėtų naują pradžią. Kol dokumentai tvarkosi savivaldybėje ir kitose vietose, mes tebedirbame su tiekėjais, rangovais ir subrangovais. Nėra taip paprasta, nes mes renkamės geriausią. Kas yra geriausia? Tai yra visų pirma kokybė, visų antra yra atsiskaitimo sąlygos, visų trečia pristatymo terminai. Čia yra 3 dalykai, kurie mus siaubingai jaudina, galiu taip drąsiai pasakyti. Taigi šiandien mes žiūrime šiek tiek medinio dekoro viduje, gintariniuose vakaruose. Yra dizaineris nupiešęs keletą, jūs matote dabar vizualizacijas, yra nupiešęs keletą komponentų, kurie yra iš medžio. Ir mes blaškomės po Lietuvą ieškodami geros kokybės, nes velniai nematė tų pinigų. Kokybė ir dar kartą kokybė. Tai kad šiandien mes kalbiname Klaipėdoje medžių bites. Pačios medžio bitės randasi ne tik Klaipėdoje, esame ir Šiauliuose, ir Kaune, ir Vilniuje. Vilniuje turim 2 parduotuvės, tai ant reikalui praktiškai esam Lietuvoje pasiekiami iš visų pusių. Medžio bitės, kaip ir mūsų logotipas, pasako, esam patogi medienos parduotuvė, o mūsų tikslas ir siekiamybė, kad būtumėm Lietuvoje pagal servisą numeris 1. Įmonė siūlanti įvairius gaminius gali patenkinti ir mažų ir didelių užsakovų poreikius, o darbai vadinasi ir medienos poreikiai gali būti įvairiausi. Pavyzdžiui, statant namą, tai reikia įvairių medžiagų. Tai jeigu stato karkasinį namą, reikės karkaso, balkių, sijų, kolonų. Namui įrengiant reikės turbūt vidaus ir lauko dailylenčių, o gerbuvį aplinkui namą tai turbūt reikės ir terasos. Tai terasą mes galim pasiūlyti jum impregnuotą pušį, vakuuminiu būdu, 3 kategorijos. Galime pasiūlyti Royal lentas, kuo jos pasižymi, tai yra ta pati impregnuota lenta, jos ruošinys yra atrūšiuotas, tai bus geresnės klasės mediena, plus ir jinai yra papildomai nuolivuota, kitaip tariant, perkant produktą jau turit su spalva ir ten 5-7 metus prie jos nieko daryti nereikia. Dar viena vis labiau populiarėjanti prekių grupė tai termomediena. Medis gyvas, todėl apie jo priežiūrą irgi reikia pagalvoti. Arba pasirinkti produkciją, kurią ruošiant apie tai jau buvo pagalvota. Dažnai žmonės maišo degintą medieną ir termomedieną. Tai deginta mediena taip jin gali būti nudeginama liepsnos pagalba, tai rankiniu būdu arba kažkokios tai mašinos pagalba. O termomediena yra ekologiškai apdorota mediena, kaitinant ją ir vėsinant garais. Termomedis po apdirbimo pasižymi tokiom savybėm kaip atsparumui drėgmei, atsparumui dėvėjimuisi. Po terminio apdirbimo atsiranda tokia savybė kaip natūralus medžio pilkėjimas. Tai jeigu jūs esat medienos entuziastas, nebijot natūralios medžio spalvos, tai turėsit pilpkumą. Tačiau tas medis, kaip ir minėjau, nebijo nei drėgmės, nei vandens, nei vabzdžių, kadangi pati medienos struktūra jau buvo pakeista, ten nebėra tokių medžiagų, kuriomis norėtų misti vabalai, vabzdžiai ir pelėsiai. Jeigu kai kurios darbus planuojate ir sugebate atlikti patys, jums pakaks tinkamos medienos. Bet jeigu savo kompetencijomis nepasitikite, medienos pardavėjai jums rekomenduos kokybiškai dirbančius meistrus, kad medienos gaminiai uždžiugintų savo natūralumu ir ilgaamžiškumu.